Per daugiau nei 100 metų, kol pasaulyje statomos vėjo elektrinės, nėra užfiksuota jokio žalingo infragarso poveikio dėl vėjo elektrinių veiklos. Visos vėjo elektrinės Lietuvoje statomos retai apgyvendintose teritorijose. Beje, naujausio modelio vėjo elektrinius nuskleidžiamą garsą užgožia. Stop! Čia jų nuomonė. O kitaip sakant, verslas. O tai niekieno nuomonė. Tai realybė. Aš tikrai esu nekalta, kaip sakant, auka ant to, kad gyvenu kitam rajone, ne Šilutės rajone. Tos jėgainės Mackių yra Šilutės rajone, o mano sodyba yra už kilometrų 200 metrų nuo jėgainių. Bet tas poveikis vis tiek yra visas pilnai jaučiamas. Ir tai nesuprantama, kodėl taip nederina nei su žmonėm, neatsiklausia žmonių, ar kaip jums bus, ar kažką. Tai niekas yra nederinama, nieko neklausiama, kaip su nuo gyvena. Ir vaikai maži, ir blogai jaučiasi, ir kaimynas tai po porą savaičių paliko namus ir išvažiavo į Tėviškį, į Kartiną pas mamą. Jis negalėjo gyventi. Palikęs namus ir išvažiavęs. Pabaisu. Viskas nuo pradžios, čia kai tas pažinėjus mūsų tas įgaliotas kažkoks šitų vėjo jėgainių atstovas. Ir aš jo klausiau, sakau, ar nebus triukšmo, kada pastatys tas jėgainės. Sako, jeigu ausiu prikišęs ten laikysi prie to stovo, tai sako, gal ką nors girdėsi. Aš sakau, virpesiai kokie bus žemės. Jokių virpesių, gal sako, kokie 8 metrai aplinkui. Ir bus virpesys, sako, gal kurmė iš to ploto išeis. O daugiau tai nieko. Nu ir kas dabar prasidėjo? Pastatė tas jėgainės. Ir pirmiausiai pastovus triukšmas yra. Išeini į lauką, ypač kada pučia vakarų vėjas, o pas mus pastovus yra vakarų vėjas, tai tą triukšmą ir pastoviai gaunam.
Dabar antroji pusė Minijos pradėjo statyti jėgainės. Tai dabar jau, kai bus ir rytų vėjas, tas pats bus. Tai va, dar nori, man atrodo, ir iš šiaurės pusės pastatyti keletą tų. Tai būsim tokioj saloj, apsupti iš visų pusių jėgainių. Ir pastovas toks bus užėsys pas mus. Naktį, kai jau labai ramu visur yra, kambarį girdisi toksai kaip ir zyzimas. Ir kada miegi, kas valandą atsibundi. Patrukdo miegu. Ir eini į darbą beveik neįsimiegojęs. Reikia keltis į darbą, neina atsikelti. Miegas yra. Va tokie mūsų reikalai. Tai va, pirmiausia, aš pajutau, kai paleidęs jėgainės, užėsi. Galvoju, kad mano šaldytuvas geda. Išsijungia visas elektros srovės, viską man užėdame, įsivaizduojat. Ir nuo to laiko aš neberandu savo vietos. Nes prasidėjo visos ligos. Ištisai kas kelios savaitės pasgyti ir viena liga atsirado iš kažkur į kitą. Namiškiai stebis. Sako, kas tavo atsitiko, tokia buvo stipri, tvarkiai, dar sudinau, miško pasidinau, visas prie namų, viskas buvo gerai ir staiga viskas pasidarė blogai. Vat, ir negaliu naktį pamiegoti iš vis keliuos po kelis kart, galvas skauda, ausis užspaudžia pilnai, niekas neįmanoma su kuo pabūti yra. Dabar prieš paskutinį laikų netgi iššaukė širdies ritmo sutrikimus, patekau į ligoninę. Paskutinį laiką tai jau, reiškia, sutriko širdis visai. Ir patekau į ligoninę, ritmo sutrikimas. Pasitikrinus pas gydytoją, pasakė, tavo širdis sveika yra, tik tai yra aplinkos poveikis. Aplinkos poveikis daro kažką tai man širdžiai. Tai ką kiek žmogus gali gyventi. Tas jų pagrindinis teiginys, kad čia lietuviai nusišneka, kad čia išsigalvoti tai yra dalykai. Ne, nu tai ir dabar žmonės, ten pritrėlėtas, irgi nori statyti. Ir visi supranta, nes jie nežino, kas tai yra. Kas tai yra, nesutinka. Tiesiog viešinant nebuvo iš blogosios pusės paviešintos jos. Niekas čia nieko neviešino per daug. Tai aš geišinu. Pas mus tai iš vis net nebuvo atėjęs. Pas mane irgi nebuvo. 800 metrų namas nuo pirmos jėgainės. Ir aš pirmoji kaime pajutau. Ir pradėjau skūstis pati pirmoji. Ėjau ir sakiau, kad yra triukšmas. Jie sako, kad paleido jėgainės spalio mėnesį, paleido rugsėjo 1 dieną. Ir nuo pirmos nakties prasidėjo nemiga, nes neįmanoma tikrai miegoti ir gyventi, gyvenimo kokybė tai pablogėjo. Naktį tikrai neina užmigti kelias valandas, atsibundi vėl ir nuo to triukšmo, toks triukšmas keistas sklinda, kad negali nuo jo užmigti. Klausai to triukšmo, užmiegi tada, kada pavargsti nuo to triukšmo. Jau žmogus vos neveiksnus tampi. Žaliąją energetiką vadina viską. Jau, kaip sakant, yra viskas turbūt aišku žmonėm, kiek čia to žalumo yra. Jokio žalumo, viską. Patys pažaliuosim. Tikrai. Būt patenkinti, kol vėjas iš kitos pusės nieko, kai tą pusę pučiu. Tai jums jaučiasi irgi kažkas? Girdisi, aišku, girdisi. Kai vėjas iš tos pusės ir girdisi. Kad ne. Infragarsas – tai žemo dažnio žmogaus ausiai negirdimas garsas. Infragarso bangos veikia centrinę nervų ir virškinimo sistemą, sukelia galvos ir vidaus organų skausmus, trikdo kvėpavimo ritmą, gali pasireikšti svaigulys, vėmimas, netenkamas sąmonės, galima apakti. Turėdamas didelę energiją ir bangos ilgis sklinda toliausiai, kurio nesulaiko net namo sienos. Nuolatinis infragarso poveikis prilygsta radiacijai. Infragarsas rezonuoja žmogaus organus ir jų dalis, sukeldamas nepataisomas pasekmes. Pasaulio sveikatos organizacija ir Europos komisija triukšmą išskyrė kaip labiausiai žmogaus sveikatą neigiamai veikiantį teršalą, kaip vieną iš didžiausių problemų Europoje. Vėjo jėgainių triukšmą nagrinėjo begalė pasaulio mokslininkų. Visame pasaulyje vyksta aršūs pasipriešinimai vėjo jėgainių statytojams. Deja, Lietuva kaip visada atsilieka. Čia galima viską aklai neigti, meluoti, tyčiotis ir grasinti. Tuo tarpu žmonės
Savo kailiu pajutę infragarso poveikį, aukoja brangų laiką deryboms su aferistais. Kur teisybė? O tu į tą įėjai? Ei, ateikit dabar. Žiūrėti pasauliniu mastu, kas darosi, viens prie vieno žmonės skundžiasi, būtent nuo to poveikio garso, tokio dėl to sukeliamos nemigos, būtent nuo to specifinio garso, tas sparnų, tas muša, kaip aš sakau, gali užsikišti ausų kištukus ir to fuk to negirdi, bet šitas garsas eina kiaurai per smegenis ir jis yra ir niekas manęs neįtikins, kad aš čia kažko prisigalvoju. Pamario regionas yra unikalus tuo, kad jis turi, kaip matote, pakankamai stiprų vėją, kuris galėtų sukti vėjo turbinas ir, kaip matote, suka jas. Prašom. Labas rytas. Nu ko pyksti, pažįsti, nu? Čia mes jau draugai, ja. Ir vėl vėjo nėra, ne? Nu nėra, nežinau kaip reikia vėjiškai. Kaip reikia numanyti, nuspėti. 8 valandą tai toks užimas buvo, kad teurus. 8 valandą. Ir nutilo. Tai kodėl jūs visada atvažiuojat, kai to vėjo nėra? Lauk, mes atvažiuojam tada, kai žmonės nori, mes derinam su žmonėmis. Ne, jūs nurodo datą, ne, mes derinam. Jūs pasakot, mes atvažiuosim tada ir tada. Mes sakom, kad jūs norėtumėm, kad atvažiuotumėt, kada vėjas, neatvažiuosim. O kada pasakot, mes tada taikomės. Mes parašom laikotarpį nuo kada iki kada. Nu, bet jūs pasakot dieną, kada jūs atvažiuosit. Ne, mes pasakom, ar jums gerai bus, jei mes atvažiuosim tokią dieną. Nu, pasakė ne. Tai žmogus nežino, aišku, orų prognozės. Nu, matomai žinot, kad kiekvieną kartą jūs atvažiuojat tokiu metu, kai jėgainės praktiškai stovi ir jokio garso šiaip laukia. Nežinau, galite įtarti mus, kad mes kaip... Iki vakaro buvo vėjas labai puikus. Ir labai gerai girdėjosi. Bet nebūtų matavę nieks, nes buvo rūkas. Buvo rūkas, labai gerai girdėjosi. Nematuoja. Kai rūkas... O kodėl ne? Laboratorijos žmogus gali atsakyti rūką. O kodėl ne? Mes sustojam viską. Bet jeigu mes ne vien viduje gyvenam, mes gyvenam visur. Ir į lauką išeiti negali. Tarkim, mano dukra 2 savaitės pabuvo, išvažiavo į Vilnių, sakė, mama, aš išprotėsiu. Nu tai ką, jauni vaikai negali būti pats kaip
kaip nesveikas jau žmonės tikrai nežinos tų orų prognozės, kaip sakant, o Taip ir mes nežinom. jūs neturite jokių duomenų apie orų prognozę. Nu kaip, važiuorim irgi vieną Tai darą. irgi taip pat irgi kaip. Bet jūs turit, kad vėjas būtų normalus. Iki 5 metrų. per Nu, sekundę. iki 5. Ateikit. O tu prasme, 5 metrai per sekundę, tai kodėl per didesnį negalima matuoti? Tokie yra nustatyti. Toks yra standartas, o ši laboratorija, mes juos irgi kviečiame. Bet tai, kaip sakant, to vėjo greičio jūs dabar nežinot šiuo metu, koks yra? Nu, tik tais galim remti, sakau, internete, ką meteorologai teigia ir viskas. Nu, tai mes artimiausiai tai, nu, prisilyginsim stotelį ir viskas. Virš 5 metrų per sekundę yra apsauginiai skydai, kurie dedasi, reiškia, Nu, tie gaubteliai, aš ten skaičiau. Jo, tai virš 5 metrų jau jie nebesaugo, reiškia, ir kai pučia, jau tada judina membraną ir jau įtakoja vėjas, pats vėjas, 6 metrai per sekundę, jau turi Už tai vėl jūs ir nematuojate, daugiau kaip 5 metrai. Ne, Viduj, tai nesvarbu. Taip, viduj. Čia tas Nes vėjas. jeigu matavimas atliekamas, aš skaitau, dėl infragarso jėgainių skleidžiama, tai tuo metu į tą patį dokumentą turi būti rašyti, kiek tuo metu ta jėgainė gamina, kokią apkrovą turi. Nu, tarkim, Kokią taip, apkrovą turi kada dabar? smarkus vėjas, jos varo sparnuoti iki 17 apsisukimų. Nu, Kada dabar tai- toks vėjas 3-6 apsisukimai, tai aišku, to garso nėra. O kai vėjas smarkus ir dar tos sparnuotės varo, nu kosmosas. Nėra šaržuojama, kai sninga, lyja, Taip. yra rūkas, arba Rūkas, vėjo taip. greitis didesnis kaip 5 metrai per sekundę. O žinot, kai yra rūkas, kai sninga, tai, bet kai yra rūkas ir tokia dulksna, Kaip šį tai vakarą. toks- Kaip šį vakarą. Toks garsas eina smarkus, kad... Šį vakarą jau turėjo Bet būti. pakankamai garsus, buvo dabar mes matavom pas Valaitį, ne? Tai mes išlipom iš jų, tikrai jautėsi labai stiprus. Anksčiau to nebuvo. Dabar triušiukai gimsta be kojyčių, be ausyčių ar dar kitaip išsigimę. Viščiukai silpni, nesugeba išsiristi iš lukšto. Išsigimsta veršiukai, ant plaučių randami guzai. Visą gyvenimą čia praleidę žmonės dabar priversti kuo skubiau ieškotis kitos gyvenamosios vietos. Daktarai ne vienam jau nustatė, jog šioje vietoje gyventi pavojinga. Tai kas teisus? Tie, kurie čia gyvena, ar apgailėtini verslininkai, kurie eina išvien su savivaldybių valdininkais? Man, sakykime, gražu čia žiūrėti, nežinau kaip jums, patys nuspręsit. Tačiau jeigu mes šnekam apie vėjo energetiką apskritai Lietuvoje, sprendžiantis faktorius yra ne gyventojai. Bet kokiu atveju, tai vietos gyventojai yra jie čia šeimininkai. Ir todėl nevalia nepaisyti jų interesų ir jų norų. Tam ir yra vietinė valdžia, kuri ir tvirtina detaliuosius planus. Savivaldybė neteikia gyventojams jokios informacijos apie vėjo jėgainių statybą. Viešai publikuojami planai netitinka tikrovės. Vieši svarstymai su gyventojais vyksta be vietos gyventojų. Savivaldybių darbuotojai viską slepia ir visiškai nekreipia dėmesio į daugumos nuomonę. Sveiki atvykę į Mockių parką. Džiugu pasveikinti šią gražią birželio, jau sakysiu, jau popietę. Taigi, ponios ir ponai, aš kartą gal pasakysiu taip, kaip sakoma, negaišdamas mūsų laiko, paskelbsiu tą ypatingą progą, dėl kurios mes šiandien čia esam. Ir aš tikiuosi, šita žinia bus palydėta audringomis ovacijomis. Taigi, gerbėjai, sveiki atvykę į Mockių vėjo jėgainių parko atidarymą! Noriu čia pakviesti kompanijos 4 Energija vadovą poną Tadą Navicką pirmajai atidarymo kalbai. Ladies and gentlemen, please welcome 4 Energija manager, Mr. Tadas Navickas. Džiugu
matyti iš tikrųjų tokį didelį būrį žmonių. Mintis iš tikrųjų buvo pakviesti tik tais tuos žmonės, kurie yra labai artimai susiję su šito parku. Tai reiškia tuos žmonės, kurie tiesiogiai dirbo, savo sunkių kasdienių darbų prisidėjo prie to, kad šitas parkas, šita vizija taptų realybę, ir tuos, kurie čia gyvena. Tiek Šilutės vadovybė, savivaldybės, tiek vietiniai žmonės iš tikrųjų buvo labai, kaip čia pasakyti, malonus ir protingi ir racionalūs. Ir mes tikrai nesusilaukėm tokių didelių, sakykime, nesusipratimų, kokių yra buvę aplink Palangą ir panašiai. Gal jau esate informuoti, kad šito parko ir visų kitų mūsų čia statomų parkų nuo kiekvieno pagaminto lito, uždirbto lito bus skiriama į atskirą fondą Šilutės rajone ir bus naudojama būtent vietos bendruomenių, kaip čia pasakyti, poreikiams tenkinti kažkokiem. Norėčiau čia prie mikrofono pakviesti Šilutės miesto merą, poną Virgilijų Pozingį. Ladies and gentlemen, Šilutės City Major, Mr. Virgilijus Pozingis. Malonu būti tokiam parke. Viena tikriausiai gera ir svarbu, kada verslas supranta bendruomenę, verslas supranta vietos gyventojus ir sugeba su vietos gyventojais bendrauti, tada tikriausiai ir verslui atsidaro kelias investicijoms į tas teritorijas, į tą savivaldybę. Šilutės savivaldybė yra viena iš nedaugelių Lietuvos, kurie turi pasirašiusi mero paktą. Tai mero paktas, jeigu trumpai pasakius, tai siekti kuo daugiau gaminti alternatyvios energijos. Good afternoon, ladies and gentlemen, dear Tadas. Jiems negėda viešai meluoti. Prieš statant vėjo jėgainių parkus aplankomi tik asocialūs ar pagyvenę žmonės. Tik tie, su kuriais lengviau susitarti, paperkant ar grasinant. Visa tiesa apie jėgainių skleidžiamą triukšmą kruopščiai slepiama. Vietos gyventojai mulkinami, klaidinami, nuo jų slepiama informacija apie viešus svarstymus, seminarus. Neįmanoma savo problemų paviešinti respublikinėje žiniasklaidoje, straipsnių niekas nepriima, žurnalistai aiškiai prisipažįsta, jog jiems draudžiama viešinti neigiamą informaciją apie vėjo jėgaines. Ir tai darantys aferistai siekia vis didesnės valdžios savivaldybėse, vyriausybėje. Įtakoja įstatymų pataisas, siekia Seimo nario posto. Aš už progresą, bet nusistatęs prieš agresiją. Vėjo jėgainės
tai yra naujas dalykas ir dar visam pasauliui neįsisavintas. Žmonės naktimis nemiega. Gyvuliai vietos neranda ganyklose. Darbo vietų vėjo jėgainės nekuria. Kodėl niekas nekalba? Kai buvo Drevernos miestelės susirinkimas, toks gražus miestelis, kur ta miestelė turi būti vystomas turizmas. Drevernos miestelė toks vienas labai stambus ūkininkas, toks Petras Vasiliauskas. Sugalvojo visą Drevernos miestelį apstatyti vėjo jėgainėmis. Tai mūsų iniciatyvinė grupė rinkom parašus prieš kad tų jėgainių rekreacinėje teritorijoje nebūtų. Kad, kaip sakant, išsaugoti gražią unikalią gamtą čia mūsų Pamario. Klaipėdos rajono Pamario kraštas yra antiek unikalus, kad šičia praeina pasaulinio masto paukščių migracijos kelias. Kaip teigia ornitologai, šičia per parą praskrenda po virš 20 tūkstančių paukščių migracijos laikų. Nu ir čia visi draustiniai, Kliošių draustinis, Svencelis, Tyrų pelkės, UNESCO paveldai, architektūros paminklai. Ir sugalvojo Klaipėdos rajono savivaldybė mūsų Piaulų kaimo žemės pakeisti. Be mūsų sutikimo, mum nepranešus nieko, vietoj mūsų mažiausių namų plėtros gyvenvietėse. Sugalvoju padaryti žemės ūkio paskirties žemę. Ir į tą žemę ūkio paskirties žemę įrašė visus leidimus, kad gali statyti jėgainę, gali statyti, sugalvosi chemijos gamyklą gali statyti. Tai dabar yra suplanuoti vėjo jėgainių parkai, vidury draustinių ir ant pačio vidurio paukščių migracijos kelio. Petras Vasiliauskas po susirinkimo pasakė, sako, paukščiukų mylėtojai, sako, darbo neteksi, sako, užsipsiu kontrataką, sako, sunaikinsiu, sako, į namą nugriau. Labai kas įdomu, kad tie vėjo jėgainininkai rinkdavo ir parašus, pas žmonės, ir pas kiekvieną žmogų ateidami, jis aiškindavo. Jau čia visi pasirašė, visi sutinka, visi pasirašė, sako, turi kaip vienas. Sako, jeigu tu nepasirašysi, sako, tai maža bėda dėl vieno žmogaus, sako, tas 0 sveikų, sako, neina į skaičių. O paskui važiuojant kelygiai, kai mane biškį pavežė, sako, jie turi vyrukų, sako, kurie per daug prieštarauja, sako, jie biškį pasako, sutvarko. Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, atliekant monitoringus, pažymi, jog tyriamose teritorijose pastebimas nemažas kiekis į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų paukščių, bet bėdos tame nemato. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija patvirtina visam pasauliui žinomą Europinio lygio Pabaltijo paukščių migracijos kelią. Būtent į šį kelią patenka vėjo jėgainių parkai. Iš gamtos paimti, ką mums duoda saulė, ką mums duoda vėjas.
O kaip paukščiams nepakenkti? Tai ieškok trasą, nestatyk ant trasos paukščių. Biškai tai paderint, biškai galvą pasukt. O tai kas tas trasas yra nustatęs? Paukščių trasas per milijonus metų Dievas suplanavo. Ir tos trasas Dievas tai gali pakeisti. O kaip žmogus gali žinoti tas trasas? Reikia matyti, nereikia būti aklam. Su paukščių gripu, jeigu tu nesąmonė. Neįsivaizduoju mūsų, kaip sakant, valdininkų esmės, kam jie tarnauja. Ar Lietuvai, ar Lietuvos sunaikinimui. Dėl pavasarį pradėto statyti vėjo jėgainių parko Vilkyčių bendruomenė kreipėsi į teismą. Tik pradėję teisminius procesus gavome šį sąrašą. Gavome begalę dokumentų, kuriuos turėjome matyti mažiausiai prieš kelis metus. 7 dalyviai ir nei vieno vietos gyventojai. Mantas Kišonas. Tuo metu berods UAB ARK studija vadovas. Vilnius. Jonas Jaunius. Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys. Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojas. Aidas Antanaitis. Šiuo metu berods UAB Pamario jėgainių energija įgaliotas asmuo. Klaipėda. Pagarsėjęs kaip parašų rinkėjas, derintojas, siūlantis pinigus. Kęstutis Sadauskas. Saugų seniūnijos specialistas. Tuo metu buvęs Vilkyčių bendruomenės pirmininkas. Anastazija Oželytė. Saugų seniūnė. Rosita Millerienė. Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas. Saulius Gulbinskas, PAV rengėjas. Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto vyresnysis mokslo darbuotojas. O kur bendruomenė? Kur gyventojai? Ar tai galima vadinti viešų svarstymų?
Kęstutis Sadauskas tuo metu buvo Vilkyčių bendruomenės pirmininkas. Kodėl nepakvietė bendruomenės narių? Vilkyčių bendruomenė teigia, kad apgaulę išdygę 17 jėgainių pablogino gyvenimo kokybę, nuvertės nekilnojamasis turtas. Gyventojai kaltina verslininkus slėpus planus, klastojus parašus, nederinus projekto su artimiausių sklypų savininkais. Ginčą nagrinėja teismas. Su manim iš tikrųjų niekas nederino. Yra visai šalia, tikrai netoli, matosi net šviesas ir niekas neatvažiavęs buvo, nei sakęs, ničnieko. Tai kada sužinojote? Nu, kai pradėjo statyti. Iš tikrųjų auga. Jo mes daugiau protestuojam, jo tos statybos auga kaip mėlių. Mamos sklypas ribojasi su jų, ten jie važiavo, siūlė pinigėlius ir skambindavo. Ir net pati seniūnė buvo atvažiavusi, sakė, tarkime, sako, gal kada nors jums ko nors reikės. Mes vis laik prieštaravom, nepasirašėm nieko. Net jokio sutikimo nedavėm, o vis tiek yra statoma. Nežinau. Vilkyčių bendruomenė įsitikinusi, jėgainių parkas nelegalus. Esą parašai suklastoti, poveikio aplinkai ataskaitą surašė neatestuoti žmonės. Mes apskundėm Klaipėdos prokuratūrai tą visą reikalą dėl parašų klastojimo. Prokuratūra perdavė STT perdavė statybos inspekcijai ir baigės tom, kad nikom baigė. Detalusis planas patvirtintas prieš 3 metus, o triukšmas kilo tik tais dabar, kai jau praktiškai yra įpusėtos projekto statybos. Tai Šilutės rajono savivaldybės kaimo reikalų skyriaus darbuotojas Povilas Budvytis, paklaustas, kas čia vyksta, atsakė, jog viską kontroliuoja ir vandens šiuo metu yra ne mažiau kaip 0,5 metro. Nepumpuojat, jūs tokiu laiku nieks nepumpuojat. Tik nepuotų, čia jūs naujieną daro. Klausykit, aš jums lietuviškai paaiškinu. Pumpuojam, dėl to yra prakastas trasos. Turi susipluoti kabelį ir pumpuojam. Taip, mes užbaigdom. Kas su žuvim? Kokiom žuvim? Kokiom žuvim? Ar jūs matot, tos vieną žuvim? Gerai, einam, parodysim. Dėjo brangus. Begalė pažeidimų, akivaizdi korupcija, visiškas įstatymų ignoravimas neleido nuleisti rankų. Prieš metus pradėti teisminiai procesai tęsis dar ne vienus metus. Ir kuo toliau,
tuo labiau gailėtina atrodo Lietuvos teisėsaugos sistema. Jokios pagarbos visuomenei nerodančios institucijos žemina vietos gyventojus. Prokuratūra nepripažįsta, jog tai viešas interesas. Teismas atmeta ieškinius. Visa valstybės sistema saugo ir gina tik žmonės niekinančius verslininkus. Bet mes nelošiam. Todėl neketiname nei laimėti, nei pralaimėti. Mes tiesiog siekiame žmogiškumo, pagarbos, teisybės. Mėly kolegos, tos teritorijose, kuriuose dabar yra verslas vystomas, atsinaujinančia energetika, ką jinai duos? Aš tiesiog noriu, kad visada kyla klausimas. Mes esame kas? Tos teritorijos gyventojai, tos seniūnijos gyventojai, to rajono gyventojai, tos valstybės gyventojai. Dabar, jeigu mes pasakysim, ką mano namui duos, tai yra teisingas, bet tai nepakankamas požiūris. Tai susikeičia. Aš atsakysiu šitoj vietoj su jums. Duos tai, kad mes nuo rusų mažiau būsim priklausomi. Švanys, Gedminų bendruomenė, teko domėtis, jie gainam nemažai ir skaityti daug melo, bet taip pat atvirai, kad žmonės meluotų, tai nedažnai tenka susidurti, nes paprastai vėjo jėgainininkai diskusijose nedalyvauja, nes jie argumentų faktiškai neturi, kaip ir matosi iš pono Patalavičiaus. Pagrindinis argumentas - nepriklausysim nuo rusų, jeigu mes statysim vėjo jėgaines. Tai čia ekonomikos daktaro rodo lygį, paprasčiausiai. Arba iš viso žmogus neišmano apie vėjo jėgaines, kas jos yra, ką jos gamina ir kaip jos gamina tą elektros energiją. Paprasčiausiai, jeigu yra jau įrodyta visam pasaulyje, kur jos yra pristatytos, kad jos faktiškai tai yra, o ką jūs darot, ponai, verslininkai, tai yra pats tikriausias, galėtų pavadinti parazitizmu, nes visuomenė jūs jokios naudos neduodat. Čia švelniai sakant, bet yra problema ta, kad jau čia yra per švelnų žodis, kadangi čia eina jau į nusikaltimą. Jūs to žmonės pasmerkėt, faktiškai gadinsit jų sveikatą, jų gyvenimo kokybė žlugs, jūs ilgai juos kankinsit, kol jie, kaip sako, nusibaigs. Ir čia yra Respublikos mastu visas tas daroma. Ir aš, pavyzdžiui, nežinau, gal jūs turit vieną argumentą, kad nuo rusų nepriklausysim, ne? Tiesiog jūs, nežinau, kaip sako tokį dalyką. Vėjo energetika vienas dalykas, jį subsidijuojama iš visuomenės, tai yra dotuojama iš visuomenės, tai yra parazitizmas. Antras dalykas, jį valstybė įsipareigoja supirkti dvigubai didesnę kainą negu rinkos kaina elektros energiją. Vėl parazitizmas, iš tų žmonių, kurių gadinsit sveikatą. Kitas dalykas, ta energija, kuri nepriklausys nuo rusų, yra faktiškai be jokios vertės, nes jį visiškai priklauso nuo to, ar vėjas pučia ar nepučia. Ir reikalingos papildomos investicijos vėl iš visuomenės lėšų ir papildomos išlaidos balansavimui ir rezervavimui. Tas yra įrodyta studija Vokietijoje, Olandijoje. Čia aš galiu pateikti jums, kad pavyzdžiui, Vokietijoje, kur yra didesnės galimybės vystyti vėjo energetiką, nedavė jos jokių nei ekonomikos, nei ekologinės, nei socialinės, vien tik nuostolius, nei inovacijų prasme.
tas nepriklausimas nuo rusų, jeigu jas reikia rezervuoti, balansuoti, Elektrėno statoma dujų turbina, 400 MW vėjo jėgainių balansavimų, dujų turbina, tai iš kur dujas įmam? Iš Rusijos. Ja. Na, vienu žodžiu, yra absoliutus nonsensas, tai ką jūs daro. Tai yra nusikaltimas, parazitizmas per švelnų žodis. Tai jūs esat, nežinau, čia banditai ar ne banditai, nu kaip aš neturiu tų žodžių ir tiek, kad bet svarbiausias dalykas, ką daro vėjo jėgainės. Čia pinigai, jūs gausite tos pinigus, kaip sako, bet tas, kad jūs gadinat žmonių sveikatą, kiek jūs įvertinsit žmonių sveikatą, meras, už kiek į savo vaikų sveikatą parduotų. Jūs gaus tos 2 procentus, kurie jums irgi nieko nekainuos ir parduos tų žmonių sveikatą. Ten pastatys ką nors, papil žvyro, kažkokį dar soliukų pastatys. Kiek kainuoja kraštovaizdis, va šitas unikalus pajūrio kraštovaizdis, kiek kainuoja čiulbantis paukščiai, kiek kainuoja tyla, pavyzdžiui, kiek kainuoja žmonių sveikata, yra pasaulyje įrodyta. Paprasčiausiai dabar jūs kalbate apie poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą. Ataskaita irgi yra. Kitas daktaras Gulbinskas parašė visą išvadą, kad poveikio sveikatai neigiamo nebus, poveikio aplinkai ir poveikio sveikatai nebus, kadangi šitas vėjo jėgainių sukeliamas triukšmas, kurį nustatė vėjo jėgainių statytojai, neviršis Lietuvos higienos normų. Lietuvos higienos normos iki lapkričio 1 buvo didžiausios pasaulyje, dabar turbūt didžiausios Europoje yra 45 decibelai numatyti. Nakties, tai yra triukšmo norma. O šitą pasaulio sveikatos organizacijos išvada, tokio triukšmo norma, ne vėjo jėgainių, bet industrinio. Čia yra kelių, čia industrinio triukšmo. 40-55 decibelių triukšmas sukelia ryškų neigiamą poveikį sveikatai. Dauguma tokio triukšmo veikiamų žmonių priversti prisitaikyti ir kęsti triukšmą. Jautrioms gyventojų grupėms tokio triukšmo poveikis yra labai sunkus. O Gulbinskas rašo, kad čia neigiamo poveikio nėra. Bet čia aš kalbu apie industrinį triukšmą 45. Jeigu mes paimam vėjo jėgainių triukšmą, va čia yra industrinis, jau prie 32 decibelų daug atsiranda žmonių stiprus dirginimas. Kad vėjo jėgainės, jūs kalbėjote apie higienos normą, infragarso higienos normą. Ta higienos norma irgi tokia pat higienos norma, kaip ir šitos kitos higienos normos, kadangi jį infragarso faktiškai neskaičiuoja. Ji triukšmo norma pagrįsta išvada, kad jeigu infragarso, kuris yra negirdimas, žmogaus ausis negirdi, reiškia, tas infragarsas nekenkia sveikatai. Jūs duodate į teismą, ne? Dabar įsivaizduokime. Paimkim scenarijų, jūs duodate į teismą. Sakykime, pritaiko areštą, sustabdo statybas, taip? Ta prasme, ką daro teisininkas? Teisininkas rašo, kad jeigu jūs galbūt pralaimėsit ir per laiką bus susikaupę nuostolių, aš kad pasakau, bus prašymas pateikti piniginį užstatą, kad jūs turėsit iš ko pateikti nuostolių. Taip, tokia yra procedūra. Ir galų gale, jeigu pralaimėsime mes padengsim jūsų advokatus, jūsų važinėjimo ir visą kitą. Jeigu pralaimės bendruomenė padengsim. Tokia yra teisinė tvarka, bet čia ne apie tai. Dabar...
Traukinys rieda, mes einam prieš traukinį. Tokia situacija, kaip sakant, aferistų ir gyvulių valdžioj nieko naujo. Kaip tyčiojasi iš žmonių, taip nesityčioja.